Verslo kalvis Mindaugas šiandieną noriu jumis supažindinti su to, kad 70% Lietuvoje gyvenančių žmonių galvoja apie savo verslą. Tai reiškia, kad tu, Petras, Antanas ir Jonas jau mintyje galvoja apie savo verslą, bet jie nesimasi veiksmų. Kodėl tai yra, aptarsime šiame video. Kodėl tu nesimi savo verslą? Pirmas dalykas yra tai, kad yra kritikos baimė. Mumis kritikuoja tėvai, darželio auklėtojai, mokyklos mokytojai, visi kritikuoja, kad jums nepavyks, kažkas nesigaus. Bet paprastai yra rinkos tendencija, kad verslininkai yra daromi tos dalykus, kurie jie privalo daryti ir jie nebijo kritikos. Tai reiškia, kad jeigu tu nebijai kritikos, tau bus verslą padaryti daug lengviau. Jeigu tu žiūrėsi į Petrą, Antaną ir Joną, kuris tau sako, kad tu kažką blogai darai ir tu tave kritikuoja, tai reiškia, kad tu neturėsi nei savo verslo, nei pajamų, nei nieko, ir tu dirbsi samdomam darbe. Pirmas dalykas, nebijoti kritikos, atsižvelgti kitų kritiką, bet nepriimti juos giliai į širdį, tiesiog adekvačiai reaguoti į kritiką ir pasižiūrėti, kas jums veikia ir kas jums neveikia. Tai nebijokit paprasčiausiai kritikos, darykit tai, ką jūs turite daryti. Antras punktas yra baimė. Baimės mus labai stabdo, nežinome, kaip padaryti, kada padaryti, su kuo padaryti ir panašiai. Jeigu jūs atsikratysite baimės, vidinės savo baimės, kad jumis apjuoks, pasakys kažką negražiai, jūs tada pralaušite visus ledus. Pralaužę ledus galėsite daryti įtaką kitiems savo verslu. Tai reiškia, jūs sukursite pridėtinę vertę, sukursite darbo vietas ir darysite tai, kas jums patinka. Su meilė kitiems ir tai nebijokite daryti, nes baimės įtaka jumis nužudys. Tad nebijokite ir neturėkite jokių baimių. Ir galutinis tikslas, jeigu jūs jau pradedate savo verslą, neturėkite jokių garantijų. Jums niekas negarantuos, nei jūsų tėvai, nei seneliai, nei dėdės, nei vaikai, nei kiti žmonės, kurie tiesiog nesuteiks jums garantijų. Tai reiškia, kad jūs turite daryti ir nebus garantijų, ar tas verslas atsipirks ar neatsipirks. Jūs imate vieną dalyką darote, kitą dalyką darote, trečią dalyką darote ir niekas nežino, kaip bus. Bet jūs turite žinoti, kad jums pasiseks. Tad darykite dabar, kreipkitės į mane, aš jums padėsiu, todėl mes kartu galime padaryti jūsų verslą ir pakelti jūsų verslą į aukštesnį lygį. Tik su mano pagalba ir su jūsų noru, entuziazmu mes tai padarysime. Sekite mane, žiūrėkite mano video ir aš kursiu dar daugiau medžiagos, kad jums padėčiau su verslu. Ir tai ne kainos problema, kokios pas manęs yra kainos, tai yra jūsų noras daryti verslą. Tad darykime verslą kartu.